Gerai, tai džiaugiuosi galėdama kalbėti su Lina. Mes su Lina susipažinom She's Going moterų klube. Ir aš prisimenu, kad tai buvo prieš kokius 4 metus, gal ar 5. Buvo pats pirmasis klubo susitikimas, prisimenu, Bernardino sode. Ir Lina kaip tik tuo momentu buvo karantinas ar po karantino. Jinai buvo grįžusi kaip tik iš Anglijos ir pradėjo viską nuo nulio Lietuvoje. Tai buvo nuostabu matyti jos augimą ir kaip viskas keitėsi. Ir šiandien džiaugiuosi galėdama ją pristatyti, kad jinai pristatys apie keramiką. Čia mes iš tikrųjų sukom mintį, kaip čia paversti tą pristatymą tokį įdomų ir kad iš tikrųjų būtų ne tik įdomu apie interjerą, bet ir kartu tą keramiką susijęti su interjeru, kaip jį panaudoti, galbūt užnorinti jūs kažką sukurti, kas derėtų prie jūsų interjero. Tai duot biškutį tokių žinių. Taip. Tai kai Alberta manęs klausia, kad aš ar norėčiau pakalbėti apie keramiką, kad tai labai sudėtingas klausimas buvo, nes mes jau esam kalbėjusios ir aš tada kažkaip tą keramiką priėjau labai paviršutiniškai, kad čia tais bliūdai, podai ir podeliai. O tada kažkaip giliau pažiūrėjau, kad aš kasdien pasirodo dirbu su ta keramika iš tiesų ir tikrai nesu bliūdais, podais ir podeliais. Tai su puodais, bet kitokiais, pamatysim toliau. Tai aš papasakosiu disko, nuo kaip pirmieji puodai atrodė ir ko mes turbūt negalim vadinti kažkokio interjero dizainu pirmaisiais jau atsiradusiais lietuviais, bet ir kaip tas evoliucionavo ir tuo pačiu kaip neevoliucionavo, tiesiog liko taip kaip yra, nes gero daikto nereikia per daug. Tai aš trumpai, ką mes per šiandien, per mano tą valandą sužinosim, tai susipažinsim, aš trumpai prisistatysiu, apžvelgsim tada keramikos istoriją Lietuvoj, neįsigilinsim per daug, bet tiesiog sužinosim, kaip keramika naudojama šiuolaikiniuose interjeruose, tai va čia tas labiau su kuo aš dirbu, bet moliniai virtuviai turbūt nedarysit, nors šiandien bus pabandrasi, žinot. Tada pažvelgsime garsiausius ir brangiausius keramikinio meno kūrinius pasaulyje ir Lietuvoje. Čia toks labiau įkvėpimas galbūt jum, kad lipdytumėt, atsiprašau, nuimti nuo kaitlentės teiką, nes kartais, jinai pysta, kai ant jos uždėta per daug svorio. Žodžiu, kad įsikvėptumėt ir pamatytumėt, kokią vertę turite jūsų kūriniai ir gali turėti iš tikrųjų. Tada turbūt įdomiausia ir praktiškiausia dalis bus apie keramikos derinimą. Ir pamatysit jūsų keramiką jau pritaikytą interjeruose, tai kaip su dirbtiniu intelektu, tarp kitko. Jo, net šiandien naudojau dirbtinį intelektą, tikrai žaidžiausi labai puikiai, patiko, pavyko. Ir pritaikysim tai parodyti visas dekoro taisyklės ir būtent su jūsų kurtais indais. Tada diskutuosim, papasakosit man šiek tiek apie savo dalykus. Tai kaip jau Alberta ir minėjo, aš studijavau interjero dizainą Jungtinėj Karalystėj, Škotijoj, konkrečiai Edinburge, paskui pasilikau ten labai ilgą laiką dirbti su dideliais projektais, o per karantiną nusprendžiau, kad pasiilgau labai namų, šeimos ir kad jau užtenka man tos patirties, reikia daryti savo. Tai šitaip ir atsirado List dizaino namai, susitikom taip netikėtai ir kas svarbiausia iš 5 panų, kurios sėdėjo verslininkutės prie tų staliukų, 4 yra čionais. Tai va tas yra labai smagu. Tikrinta draugystė. Tai labai smagu matyti, kaip augam visos kartu. Toliau apie toksai lengvas prisistatymas apie tai, kad aš nesu vien tik apie grožį interjerę, man kaip tik svarbiau yra visi ergonominiai dalykai, psichologija ir panašiai. Prie ko mes ir prieisim prie molio ir to viso natūralumo. Tai keramikos istorija Lietuvoje tokia labai trumpa ir labai greitai, bet iš tiesų man kas ir gražu moliniai virtuviai yra tai, kad mes kaip pirmą kartą paliečiam tą molį, dažniausiai kažkas panašaus mums ir gaunasi. Ir mes atrandam tą tokį ryšį su tais, negali sakyti pirmykščiai žmonėmis, bet tais mūsų protėviais ir panašiai. Tai realiai tie indai, kurie puošdavo jų namus ir dabar puošia mūsų namus. Ir aišku, jie ten buvo labai primityvūs, nebūdavo išdegti, bet jau dekoras buvo labai svarbus ir tai naudodavo, pavyzdžiui, nagų įspaudus, visokias kurdavo ornamentus, virbučių įspaudus ir panašiai.
lygiai tą patį, ką mes darom iš tikrųjų ir dabar. Tai nesam taip toli nuėję, bet matyt ir nenorim. Ir 23 metais Kernavėj, čia vienas iš naujesnių tokių atradimų, kad net 11 amžiuje jau buvo rasta keramika su labai įmantriais ornamentais. Ir tos puošybos technikos jau buvo labai didelės, tai vadinasi, žmonėms buvo svarbu jau, kad tas kuodas nebūtų tik kuodas. Jau jie turėdavo jį, laikydavo kažkur ant akių, kad tiesiog būtų maloniau, skaniau, kaip iš to mėgstamo padelio kavą gertis, skaniau ir laikytų maisto produktus. Dar vienas keramikinis dalykas, jau prieinam prie to, kur mes, kas yra keramika ir kaip aš sakiau, kad nebūtinai tai yra podeliai ir lėkštės. Tai kokliniai pečiai, kuriuos mes esame matę pas senelius, dvaruose įvairiausiuose, tas irgi yra keramika ir jinai yra labai dekoratyvi keramika. Tai ją reikėtų ir labai vertinti. Labai daug pavyzdžių yra Valdovų rūmuose, paskui šitą nuotrauką patinė yra iš Raudondvario dvaro Kaune, puikus pavyzdys. Ir tarp kitko Rasa, apie ką kalbėjo savo pokalbyje, kur ten tas krosnies plyteles darė. Tai vat principas toksai. Tai iš tikrųjų technologiškai padaryti identiškai tokias pačias plyteles koklius yra be galo sudėtinga. Meistrais daro tyrimus, medžiagas tyria temperatūras, kokioje vietoje krosnės turi stovėti ir panašiai. Tai yra tiesiog milžiniška meistrystė ir tą padaryti yra tikrai be galo sudėtinga. Dėl to gal mažai mes jų dabar ir turim. Tai ką turim labai mylėti ir vertinti, kad čia irgi yra keramika. Šiuolaikiniai integeriai, jau čia neskrypsim mano temą. Tai keramika interjero dizaineriui yra realiai plytelės, kurios dabar išgyvena labai didelį atgimimą, ypač va tos tokias reljefinės, dekoratyvinės plytelės. Keramikiniai santechnikos elementai, tai visi įspūdingi praustuvai, klozeto puodas ir tas pats yra keramikinis, tai vonios ir panašiai. Ir tada dekoras ir menas. Tai jau pereinam nuo visų tų praktinių, tiek plytelių, tiek santechnikos elementų yra arba jie labai praktiniai, arba gali būti ir praktiniai, ir modernus, ir gražus. Bet tada dar turim ir dekorą ir meną, kur jau čia labiau ir molinė virtuvė įeina ir tai, ką jūs patys veikiat lipdydami. Tai plytelių panaudojimas, tai vonios kambariuose, virtuviai, tai žinoma dėl atsparumo, dėl lengvo valymo. Ne visos jos yra lengvai valomos, visur yra išimčių, bet tada jau jos dažniausiai gražesnės būna negu tos, kur lengvai valomos. Didelio formato plytelės su natūralaus akmens imitacija, tai iš jų netgi gaminami baldai, tie patys praustuvai ir panašiai. Ir tada turim jau tokias mozaikas, dekoratyvinės plyteles, tai ant židinių, sienų, spa zonose, pirtyse, visur kur mums reikia. Tai čia yra kelios nuotraukos ir aš galbūt čia parodysiu, šitas nuotraukas yra parinktas dėl to, kad tai yra dabar labai, negaliu sakyti modernu ar ten kažkoks trendas, bet dabar žmonės nueina nuo minimalizmo, nueina nuo tų labai šviesių spalvų, apie pilką iš vis net nebekalbam jau niekur, norim truputėlį raštų, norim kitaip, vėl ateina tas autentiškumo ieškojimas, paviršių skirtingų ieškojimas, skirtingų medžiagų, tai nebėra, kad mes tiesiog paimam plytelę 60x60 ir klijuojam. Ieškom kažkokių įdomesnių sprendimų, tamsesnių šiltų atspalvių virtuvėje ir vonios kambariuose. Taip pat turim didelio formato plyteles. Tai kaip ir minėjau, net dažniausiai nebedarom tų 60x60, nebent ten mažas vonios kambarys pas jūs yra. Kitu atveju jau stengiamės eiti ant 1,20 x 1,20 m, jau jos tokios didesnės, prabangesnės atrodo. Jų ir tie dizainai tokie gražesni, kai nebeturim siūlių, daug gražiau, tvarkingiau, švaresnis visas tas vaizdas atrodo. Ir taip pat vienas iš tokių naujausių tendencijų viena yra, kaip buvo užėjęs laikas, kad visos grindys pas visus vienodas, tarkim ten medžio, nuo koridoriaus įėjimo durų iki virtuvės. Jau vėl mes truputėlį nueinam nuo šito ir bent jau koridoriui arba kažkokius inkliuzus, rečiau virtuvėse
pasidarom kažkokį tai atskirą, vat, įvedam plytelę, kuri atrodo kaip akmuo arba iš vis kokį nors ten crazy dizainą turi. Gražiai suvedam su medžiu, bet vėlgi prieinam prie to, kad norim autentiškumo ir daugiau tos eklektikos interjeruose, nebe minimalizmo. Man atrodo, kad po to pristatymo dabar visi į molinę virtuvę ateis plytelių gaminti. Dar prieisim prie lonių, palandą ar vonios turim. Arba praustuvus norės, kad dabar, kadangi turim didelę pavasnį, tai žinok, tils. Galėsime eksperimentuoti. Ir kitas toks pats įdomiausias dalykas, ir aš čia nepridėjau labai daug pavyzdžių, nes kaip tik noriu, kad patys įsivaizduotumėte, pagalvotumėm, tai yra dekoratyvus plytelių panaudojimas, nes irgi taip pat turim tą tokį mąstymą, kad jeigu plytelės, tai va ten, kur praktiška, ten, kur šlapia, ten, kur riebalai, ten, kur karšta. Ir neturi šitai būti iš tikrųjų. Jūs galite miegamąją sieną išsiklot gražiausiam plytelėm ir bus wow vaizdas. Dar plus nereikės tada siūlių priglaistyti, nes galima išsirinkti ir taip sudėtas plytelės, nes nebus ten to vandens. Tai jūs turite galimybę tiesiog susiklijuoti, kad jums būtų gražu. Ir viskas. Ir nereikės nieko daryti. Plus praktiška dulkės ovaliai ir tiek žinių. Tai čia kaip pavyzdys yra absoliučiai minimalistinis interjeras, neturime visiškai nieko, bet turim arką išklijuotą plytelėm dekoratyviom ir Dabar jau man nori ir daugai čia gali tos plytelės, kur šiandien darysim atsidurt. Tai man būtų labai gera idėja. Su blizgumu galim žaisti su skirtingais paviršiais, matiniais, nematiniais, terakotos ir panašiai. Tiek su plytelėm, santechnikos elementai. Tai vat galit konę iš gabalų lipdytis. Šiaip sakau, su ta keramika irgi, jinai tiek daug laisvės suteikia, visiškai neturi būti tas jūsų klozeto puodas toks, kaip mes esam jį įpratę matyti. Mes galim jį pasidaryti tokį įdomesnį. Aplamai, kuriant interjerą ir ypač savo namus, jisai bus tiek gražus, autentiškas ir jaukus jum, kiek jūs įdėsit širdies į tą kuriamą interjerą. Kaip mes matom čia. Buvo daug lengvesnių sprendimų galėjai priimti, kad būtų tiesiog, kad lampa šviestų, bet nebūtų jos va tokios, arba nebūtų ten kažkaip taip išdėliotos. Ir paskui mėgi ir graužės, kad kodėl aš taip nepadariau, arba šviečia ta lampa, bet šviečia, aš žinau, nebūtinai gražu. Tai turime įdėti daug meilės ir širdies ir lygiai tas pats, keramika yra vienas iš būdų tai padaryti, kur atrodo, kas klozetas, tai klozetas. Nepatinai, klozetas gali būti ir gražesnis, įdomesnis. Dar vienas dalykas, pas mus rečiau yra sutinkamos, vadinasi čia Belfastų kriauklė, jos yra Jungtinėje karalystėje, Airijoje labai populiarios, bet net ir tos gali būti įdomesnės, nes jos dažniausiai būna tos tiesiog paprasto dizaino, paprasto fasado, bet pasirodo netgi tokį labai klasikinį dalyką galima įdomesnį padaryti. Apie šitą vonę aš tiesiog neturiu ką pasakyti, čia tiesiog mano kūrinys, bet yra variantų, kaip kitaip pažiūrėti tą keramiką namuose, kad ne viskas būtinai turi būti balta. Tarp kitko, vėl grįžtant prie tų trendų rumpujienų, spalvoti klozetai yra dabar dalykas. Tai jau nei baltas, nei juodas, bet einame tas tokias pastelinės, kreminės, rudos spalvos. Tai dabar, žinok, tai bent plotą nuvarysim visus žmonės, nes bus dėsti paletos spalvose. Tai į konsultaciją, patėjus aptarti. Kitas dalykas, menas ir dekoras, tai čia tokias mažas detalytės, kur galbūt mes nepagalvom, kad galėtų jos būti keramikinės arba netkreipiam dėmesio. Tai šviestuvai, irgi kitas dalykas, dekoras yra labai stipriai grįžęs, vėl grįžtam prie to, kad eklektikos daugiau namuose, nueinam nuo to minimalizmo. Viena iš priežasčių irgi yra tai, kad mes ir daugiau, vis geriau gyvenam ir ta ekonomika nėra jau tokia labai, labai bloga, tai noris tada ir namus kažkaip tobulinti. Mes ir patys augam su amžium, norisi gražesnių dalykų ir tada ir atsiranda menas ir dekoras kaip tarkim skulptūriniai arba skulptūros arba tokie meno kūriniai, nes jau mes esame pratę, kad jo paveikslą reikia pasikabinti ant sienos kažkokį. Bet jau daugiau į mūsų namus, ypač jeigu yra vietos, ateina tie skulptūriniai objektai, tai kaip šviestuvai dar gal kol kas retas. Mes kažkodėl lietuviai nesam labai dideli stalinių šviestuvų mylėtojai,
Bet vat tos tokios visokios statulėlės, mažesnės, didesnės, jau ateina knygų atrėmimo dalykėriai. Taip po truputį auga. Vazos, mes vazas mėgstam, nuo vazų gal pereisim prie tų šviestų. Kitas dalykas, kas yra sugrįžęs, nes tokie jungtukai būdavo, kai tik jungtukai atsirado, tai grįžta tie jungikliai ir kištukiniai lizdai, kurie yra iš keramikos, tokie retro ar deko stiliaus, tai jie tikrai labai grįžta ir yra labai elegantiški, ypač tokiuose, net sudėtinga pasakyti, bet, pavyzdžiui, Vilniaus senamiesčio interjeruose, jeigu tokius pasirenkam į tą pusę. Tai, bet čia ne tik Vilniuje, bet jeigu darom tą tokį labai elegantišką klasiką arba labai netgi ten kažkokį moderno su Japandu maišom, visai kaip čia galima, bet atgyjo seni dalykai naujose interjeruose irgi atgyja, jeigu jie tinka. Ir dar pasidalinsiu vieną paslaptim, tai rankenėlės. Jų yra be proto daug, labai labai gražių ir čia vienas turbūt iš dalykų, ką ir moliniai virtuviai galima pasidaryti. Tai aš, kai renginėjau butus nuomai, čia mano paslaptis, išjunkit kameras, bet kartais nebėra biudžeto tiem pastatomiem baldam, nes ten kas nors kur nors atsitiko. Tai pasiėmus paprasčiausiai Ikėjos baldą, arba ten kad ir seną galit rasti kažkokį tais baldo kur nors, nežinau, skelbiau, tai dar kur nors, pakeitus rankenėlės į kažkokias autentiškas ir gražias rankenėlės, tas baldas absoliučiai visiškai kitaip atrodo. Netgi tie patys paauglio baldai seni, kai būdavo, mes kai augam, būdavo naudotis toks šviesus medis, mėlyna plokštė, ten geltonas detalės. Tai netgi jeigu ant tos medinės tiesiog spintos mes pakeisim rankenėlės, visiškai kitaip suspindės. Tai va čia toksai trumpas intarpas. Detalės interjere. Tai kaip ir sakiau, kolekciniai meno kūriniai, tai čia, bet čia jau pereinamės prie kolekcijos. Tas meno kūriniai nelygu. Mes galim tiesiog patys kažką susikurti, patys įsigyti ir nebūtinai tai turi būti menininko, jeigu ten mes nesuprantam, žiūrim, kas mums gražu, dailu, kas su mumis šneka. Va čia ir yra menas. Jeigu sukelia mum emociją, tai tada jau man menas. Mes jau tada galim jį naudoti. Bet taip pat galima ir naudoti kaip investiciją. Čia jau visiškai kitas mokslas, bet tikrai galima. Tada rankų darbo keramika, tai toks asmeninis akcentas. Ir čia irgi tas rankų darbo keramika, tai gali būti jūsų pačių sukurta, nemažiau brangu ir autentiška ir svarbu, galima ir įsigyti. Tai čia vėl prieinam prie dekoro elementų, kad, pavyzdžiui, jeigu mes dekoruojam kavos stiliuką, kreisim, paskui aš papasakosiu, kaip juos dekoruoti, bet, tarkim, šachmatų lenta padėta. Tai aišku, priklauso ir nuo gyvenimo būdo, kaip jūs gyvenat, kas jums svarbu, ar jums ten estetika labai svarbu, ar jums ten stalas yra stalas ir viskas, tada kitaip dekoruojam, bet galima ir tokį pinterestinį staliuką pasidaryti. Nes šiaip tie tvarkingi interjerai, kur mes susikuriame juos švarius, pagal savo pomėgius, kas mums gražu yra, tiesiog prisidėjus daug, gal čia labiau skambiai žodis skamba, bet susikūrus visą estetiką, kuri jums patinka, mus jinai įkvepia labai kūrybiškai, jinai mus atpalaiduoja, namai tokia, ten mūsų tokia tvirtovė. Mūsų vieta, kur mes atsivedam žmonės, įsileidžiam juos ir realiai namai atspindi mūsų vidų. Taip jau yra įrodyta moksliškai. Tai realiai, kas mums yra brangu, mes turim teisę susirinkti ir namuose pasidėti savo eksponuotis. Ir tada, žinoma, išskirtiniai indai visokiausi, tai čia tik išskirtiniai ir gaunasi moliniai virtuviai, tai jie irgi yra labai labai svarbu, nes yra tikrai didelis skirtumas, iš ko mes valgom, kur mes sausainius patekiam, kai svečiai ateina, iš ko nuėjusius svečius, kaip smagu iš gražių valgyti ir vaišintis. Tai va irgi toksai dalykas, jau kur nuėjom į detalės, bet nemažiau svarbu. Tada čia irgi tokia visiškai detalė, kur netgi galvoju, kad galėtum subscriptionus parduoti žmonėm, kad gale susikursit tokį, prašau, kūrinį. Turite tai ten tiek kartų pasidaryti mažas puslelės.
Taip, geriausi garsiausi keramikos mano kūriniai. Tai vat, kad Pablo Picasso ne tik tapytojas buvo irgi, tai galit čia kainis tiesiog dėl įdomumo uždėjau, kad įkvėpt, kad jau eitumėt lipdyti. Nes, o gal, tai Pablo Picasso, vat, irgi 500 000 eurų, bet jeigu dar pardavinėtų kas nors, tai turbūt ta kaina dar daugiau būtų, nes kas nusiperka, tas jau nebeparduoda. Prie ko irgi noriu prieiti, galbūt čia Jeff Koons, paskui, gerai, pavadėkiu, kaip jie atrodo. Prie ko noriu prieiti, tai kad dauguma vis tiek yra rankų darbas, tai yra, dėl to jie tiek ir kainuoja, kad jie yra autentiški. Tai tas porcelianas, žinoma, paskui bazos irgi, bet viskas yra absoliučiai rankų darbas, dėl balundų, tai aš neįsivaizduoju, čia tu gali man padėti, nes jų yra visokiausių didžių. Jos lielina dažniausiai iš metalo ir jisai turi, vienintelis menininkas susiskiriantis iš visų, tai yra tuo, kad jisai geriausiai išdirbantis, jeigu taip jau kalbant sistemingai. Jis turi fabriką, kur dirba už jį ir įgyvendina jo idėjas kiti žmonės pasamdyti menininkai. Jisai turi tiesiog idėjas, jisai prižiūri tą procesą, bet realiai gamina jau toje jo vietoje. Ir kitas dalykas, tai jisai daug kur pasaulyje turi tų savo balionų formos skulptūrų ir jos dažniausiai daromos iš metalų. Nors atrodo jos super lengvai ir visiškai atrodo čia tik balionas. Tai už ką čia Jūrija ant dramblio dydžio. Taip, milžiniškų, iš visai mažyčių iki ten milžiniškų ir tikrai jis vienas iš tokių garsesnių įsiskiriantis tuo, kad kuria išskirtinį produktą, kuris visiškai taip pat atrodantis kaip balionas, bet naudojam skirtingas medžiagas ir tą pačią keramiką. Tai vat, čia jis išskirtinis yra, bet visur kitur yra tas kruopštumas, rankų darbas, širdis, meilė įdėta ir šimtmečiais veikiantis tas receptas yra sėkmingo meno kūriniui. Taip, dabar prieisim jau prie praktinės tokios dalies, kad kaip keramiką, ką jūs čia nulipdot, galite namuose pritaikyti savo, arba jeigu nežinot atėję ką lipdyt, irgi gali būti puikus dalykas, kad įsivertinat, kokie tai jūsų namai ir tada galvojat, kas tiktų. Tai su minimalizmu geriausia derinti tokį japonišką rokų keramiką, tai grūbus netaisyklingos formos indai, labai puikiai gaunasi, dar čia 2 glazūrų, padipint galim ir boho stiliui, tai Maroko stiliaus keraminiai indai su spalvotais ornamentais, tai čia jau labiau į tą glazūrą mes jau orientuojamės, kad jinai labai svarbu pakeičia raštą ir tos jau spalvos pasirinktos. Klasika yra jau tokia prabangios tos blizgios vazos su irgi tais tokiais, jau jų ta forma tokia turi būti klasikinė. Klasikinis interjeras mus šiek tiek įtakoja, bet galbūt irgi geresnis pavyzdys būtų buvę kokią tai lėkštę parodyti ir panašiai, bet galit ir kažkokią tai vazą net ir šitokio puikiai tiktų klasikiniam interjere. O industriniam stiliui aš jau čia truputėlį, aišku, mes ten galim ir tas vazas ir tas pats rakūnam čia tiktų, bet galim ir kažkokį tai objektą jau susikurti. Jau mes tada ir turim kažkokį tai skulptūrinį, tarkim, čia aš parodau, truputėlį daugiau reikalauja techninių žinių ir darbo, bet tikrai pilnai įmanoma, ypač su to didesnė prostum dabar, tai visi čia prisikurt visokių dalykų. Tai kodėl ta keramika yra tokia interjere, jinai mums kodėl taip mėgstama ir per šitiek šimtus metų esanti, tai dėl to, kad jinai yra ilgaamžiai ir praktiška, tai jinai atspari visiems tiem patiems aplinkos veiksniams, ką kalbėjom, drėgmei, karščiui ir panašiai. Jinai labai universali, nes jinai bet kas gali būti. Iš to molio mes galim bet ką sukurti ir jinai labai suteikia daug vietos menui, tai mes turim galimybę pritaikyti ją visokiais atvejais. Dabar taip, praktinė tokia irgi taisyklė, tai turim, kaip reikėtų dekoruoti kavos staliuką, nes irgi pasitaiko aš čia iš savo praktikos, ar kad nusilipdai kažką ir tada galvoji, kur čia dabar padėti, kaip čia jisai turėtų atrodyti, ir tu ten dėlioji ir žiūri vis tiek kažkas ne taip. Tai
turime tą tokią trikampą taisyklę, jinai visur galios absoliučiai visuose mano kituose patarimuose. Tai čia, aišku, kita gali sakyti, kad kam čia man reikia tų knygų ir tų daiktų ant staliuko, bardakas ir viskas, nu bet gražu. Tai tiesiog tam, kad būtų gražu, jauku, miela ir malonu. Tai derinti reikėtų skirtingo aukščio vazas, keraminius indus, jie turėtų būti šiek tiek skirtingi, reikia labai tą spalvų gamą išsigaudyti, nepamiršti stalo knygų, čia jau tokia taisyklė yra, žaidžiam su tais aukščiais, bet tarkim, be augalo, nes reikia ir gyvasties, nu vėl ne taip pat atrodo, nu reikia kažkokių tai šakelių. Tai šakelės irgi toksai, kad pagudravimas, kad jos nebūtinai turi būti gyvos, tiesiog tada jau reikia rinktis labai geros kokybės tas šakelės, kad nu, jos atrodytų kaip tikros, nes žiemą jau sudėtinga bus. Ir jas va šitaip ir dėlioti, žaisti su kažkokiu tai aukščiu ir panašiai. Dar vienas dalykas su tom stalo knygom, jos gali atspindėti ir jūsų pomėgius. Tai tarkim, jeigu jūs mėgstat labai kelionės, jūs galite iš kelionių kažkur parsivežti nebūtinai. Aš nemėgstu labai forsuoti dalykų. Man geriau, kad tuos, tarkim, nes matysis, kad forsavus. Jeigu darysit dirbtinai, tai visada pasimato, kad daroma dirbtinai. Tai turėtų būti apie jūs vis tiek. Išvažiavote į kelionę, pamatėt kokią nors knygą, parsivežėt pasidėt. Jau jūs turit ir apie ką pasišnekėti, jau ir jums svarbu, jau jūs prisimenat, kad tam Paryžiui vaikščiot ir tą knygą prigrebėt. Prisiminsit, kur vazą pirkot, ar tam patys liptėt ir panašiai. Šakelę irgi galima pilnai parsinešti iš pasivaikščiojimo miške, jeigu tik tais leidžia laikas. Tai vienas dalykas, ką nuslydo man čionais, bet nežinau, ar kažkas atpažįstat, bet čia yra vienas iš Albertos man atsiųstų darbų mokinių, aš kažką liūdėjau tos iš įkavazą. Tai tiesiog, kad ją aš pritaikiau šitokiam interjerą, tokiam ganėtinai toks alėtai modernų Japanį. Tai irgi tiesiog užtenka 2 knygų, vazos, šakelių ir kažkokios tai ar žvakės ar dar kažko. Ir pilnai užtenka ir visas žavesys yra šitoj vazoj, nes aplinkui viskas yra labai labai ramu. Tuomet prie kitos galim prieiti, tai jau čia konsolės dekoras. Kas irgi nebūdavo labai įprasta lietuviams, bet vis dažniau atsiranda pas mus namie. Tai pakabinamas akcentas kažkoks, tai nebūtinai turi būti veidrodis, jis gali būti ir paveikslas. Čia labai svarbi tokia yra nesimetrija šiek tiek, bet tokia lengva. Tai kad tarkim čia mes šituo atveju turim šviestuvą vienoj pusėje, jis yra šiek tiek aukštesnis negu vaza su augalais. Galima būtų padaryti atvirkščiai, galėtų būti vaza, pavyzdžiui, kad ir tokio paties dydžio, bet tada turėtų augalai būti šiek tiek aukštesni. Tik augalai niekad neturėtų išeiti aukščiau negu vidurys paveikslo veidrodžio ir panašiai. Toks patarimas. Ta asimetrija vis tiek turi būti tokia gražia. Tada turime tas knygas labai gražias, turim bliudelį, visada labai reikalingas yra bliudelis ir jau čia dar turim vieną dalyką, tai tiesiog dekoratyvus elementas jisai vadinasi. Tai čia jau visokios statulėlės, žvakidės ir taip toliau. Tai irgi labai, čia jeigu kas nors jums sakys, kad vėl tu gražiai prisilipdžius, nėra kur dėti namuose. Tai žinokit, kad yra kur dėti. Tai jo, čia toksai dalykas. Paskui mes turbūt galėsim pasidalinti, nes čia daug informacijos akžėmės. Taip. Čia turim šitą vazą ir mes ją turim panaudotą interjerę. Nu tai ir kas pasakys, kiek gali kainuoti šitą vazą. Ta prasme, jau iš milijoną atrodo visiškai čionais, jeigu nėra tų. Jeigu jinai priderinta teisingai su teisingais tais dekoratyviais elementais, bliudeliais ir panašiai. Svarbu ir medžiagiškumas. Pavyzdžiui, mes turim kažką labai grubaus, bet tada turim kažkokį tokį visiškai blizgų marmurą. Knygos irgi atkreipkim dėmesį, nu jos nėra tos tokios labai marvios, spalvotos ir panašiai. Vis tiek tokia norim ramybę, kad būtų, nes čia šiaip daug daiktų pridėta yra. Jau čia pats iš savęs jisai turėtų vadintis busy paveikslėlis. Jeigu būtų viskas labai marka, būtų negerai. Tai va čia reikia žiūrėti, kaip suskamba tarpusavy tie visi elementai spalvoje.
Ir tada lentynų dekoras. Čia yra pats sudėtingiausias dalykas. Čia yra tas žvėris. Ir dėl to dažnai, kaip interjero dizaineriai mes nebelabai gaunam prie šito prisiliesti, jau čia dekoratoriai ateina, nes čia yra atskiras projektas, ką kaip sudėti, nes čia kiek daug dekoratyvių elementų, bet pačias taisyklės pagrindinės galiu pasakyti. Tai jeigu įsirenginėsit namus ir turit tokią dekoratyvę lentyną kažkokią ir nenorit, pavyzdžiui, apšvietimo pačiam balde, nes jau gali būti per daug, tai pagalvokit apie apšvietimą viršui, tą tokį paveikslinį šviestuvą. Pačioj aukščiausiai lentynoje visada mes žinom, kad reikės ant dulkes valyti ir mes nenorim jų valyti, dievaži, tai pasidarom taip, kad būtų lengva jas valyti. Tai dedam vieną didelį objektą, o neprisikraunam daug mažų, kad reikėtų juos kilnoti. Galėsit ir rečiau valyti ir taip vienu praėjau. Tada vėl mes naudojam knygas ir čia jau galime įvesti knygų laikiklius. Visokius skirtingus. Tai jie gali būti akmenys surinkti iš ten, kažin kur, kažkokie tai marmuro nuodaužos ir taip toliau. Dar vienas tokia paslaptėlė, ką galit padaryti, kad knygos, jeigu nenorit, kad tie margi knygų galiukai matytųsi, jūs galit juos apsukti. Čia yra iš vis dar kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, dekoratoriai tiesiog eina į visokius second hands ir perka gražias knygas, kad galėtų padekoruoti, tiesiog jau jiem nesvarbu, kaip ten kas atrodo. Aišku, daugiau autentikos ir daugiau savo asmenybės parodysit, jeigu turėsit tas, jum brangias knygas. Bet irgi, nebūtinai visas jas reikia susidėti ant vaizdo. Turim Kartais mes per daug praktiškai žiūrime tuos turimus baldus namuose, kur jau tikrai nuoširdžiai viską susikraunam, kad būtų sukrauta, bet galim paslėpti truputėlį, kad būtų dailiau. Tada įvairiausi elementai. Svarbiausia yra, kas žaisti su skirtingais aukščiais, rėmelis su nuotrauka, kas irgi galbūt nėra labai įprasta, bet jisai net ir neturėtų būti arti, jisai gali būti tolumoje nustumtas. Gyvasties kažkokios, nebūtinai gyva turi būti, bet kad atrodytų gerai, kad atrodytų kaip gyvas augalas. Toliau dėliojam tas vazas, šiaip realiai tie daiktai, kaip matot, didelis viršui, tada tokie mažyčiai ir tada vėl didėja. Ir apačioj turėtų tie krepšai, pavyzdžiui, jeigu jie būtų tokie minkšti ir dar kas nors, jie taip neatrodytų. Apačioj geriausia didelės, tvirtos, praktiškos dėžės taip pat sudėti, nes tada subalansuojam tą kompoziciją, kad jos tvirtai ant žemės stovi visą tą lentyną. Tai čia toksai irgi svarbu neperkrauti, neprisidėti per daug, nes bus labai keista, jeigu viena lentyna bus absoliučiai pilna ten knygų, o kitoj ten nieko nebus. Ta balansą labai svarbu išlaikyti. O koks mes kelias. Čia turim bliudelį su spygliukais ir jisai irgi puikiai labai atrodo interjere. Tai šie bliudeliai labai geras dalykas. Visuose namuose turėtų būti tų knygų tokių gražių didelių, gražių bliūdų, vazų ir šakelių. Čia tokie pagrindiniai dalykai. Žvakildžių kokiu nors irgi galėtų būti, kad su tais aukščiais pažaisti. Vazų kelių aukščių, viena aukštesnė, kita mažesnė, bet jos irgi turi tarpusavį draugauti, negali būti viena labai tokia skirtinga nuo kitos. Bent jau į tą pačią pusę, kad jeigu mes jau renkamės rakų, tai renkamės rakų. Gali būti viena juoda, kita balta, bet jos turi būti tokios jau stilistikos panašios. Aš jau baigiau. Tikrai, kai ateina pas mane į pamokas žmonės, aš irgi sakau, neapsiribokit, kad čia keramika tik tai apie indus ir tik tai apie buitį, kad keramika visur aplink mus. Ir iš tikrųjų mes kartais net neįsižiūrime į tą savo buitį, kaip minėjai, kad tie patys tualetai, jie gali būti skirtinės interjero detalės. Tai dabar pasakokit, kokias turite namuose problemas ir Linai duodam išspręsti. Taip, gal turit kažkas klausimų? Jonai, sugalvo kokį vieną. Aš tikrai žinau, kad turi kokį vieną. Aš čia taip aiškiai viską papasakau, nes tai yra. O gerai, tai kaip su drabužinė? Ar ten galima kažkokiu tai gražių akcentų įdėti? Vis tiek lentynų visokių galim prisigalvoti. Jeigu atvira drabužinė arba kaip... Atsiriu sudėti, aš jau galvoju, ką galima plytelėm drabužinės nugarą iškoti. Ir tu rasidarai rūbus ir matai. Bet
Galima, tai galima, pavyzdžiui, papuošalų laikymai kažkokį tai indą pasidėti. Irgi, tas drabužinė, jeigu tik tais turit vietos, tai būtinai. Su drabužinėm toks dalykas yra. Niekada, nežinau, pakelkit ranką, kas turit namie laisvų lentynų. Aplamai. Tai dėl to, gerai, jo, nepakišinėk. Sau kartu gyvenimas, tai nepatriks. Tai nepakiš nieko, bet esmė, kad taip jau yra, kad jeigu mes turim lentyną, mes rasim, ką ją įsidėti. Tai čia toks dalykas, aš gal sakyčiau, kad galima papuošalų kažkokius, tai susidėti visiems tokiem smulkiem reikalam. Jeigu jūsų drabužinė ten yra labai atvira, tai kodėl ne ir tą vazą pasistatyti? Vėl mes galim kažkokį tai prieiti prie tų visų dekoro taisyklių. O kaip su šviestuvais? Nes šviestuvai tikrai pakankamai gražus interjero dalykas, kuris gali būti kaip nuostabus namų akcentas. Koks yra, ką pastebėjai, kokios tendencijos dabar yra interjere būtent su šviestuvais? Nelabtinai keramikiniais, bet keramiko pastebėjau, kad irgi, kai pati rinkausi savo, ieškojau, tikrai yra variantų. Su šviestuvais yra tai, kad ateina staliniai šviestuvai, kaip ir minėjau, kad šalia pasistatom staliuką prie sofos ir statomės. Kuo didesnė. Dabar mes einame to masės, jo. Ant įspūdžio masės ir panašiai. Su tais tokiais keramikiniais šviestuvais, pavyzdžiui, irgi yra labai gražių variantų, kaip mes turim čia kabančius, bet jie būna su tokiais vos ne kaip karoliukais ant viršaus spalvotais. Tai čia irgi variantas, nežinau, kiek sudėtinga, pavyzdžiui, būtų čia padaryti, bet irgi galima pagalvoti, tik tais ten jau reikia svorius, atkreipdėmės ir panašiai. Tai į tuos tokius dekoratyvius elementus, bet sakau, naujausias, galbūt ko anksčiau nelabai būdavo, tai tie dideli tokie keramikiniai, grynai kaip statulos tie šviestuvai, kuo didesnė. Na šiaip jo, kaip paminėjai, kad dėl funkcionalumo ir svorio yra pakankamai sudėtinga keramikoje, nes pats molio dirbinys dažniausiai būna labai sunkus. Tai dažniausiai, anksčiau bent jau, kaip pastebėdavau, labai populiarus būdavo porceliano šviestuvai, nes jie persišviečia, jie daug lengvesni negu tie sunkesni keramikos gaminiai, nes vis taip porcelianas yra ta medžiaga, kurią galima itin plonai kaip popierių išlipdyti ir padaryti su juo fantastinių dalykų. Bet kaip yra su tais sunkiais dalykais? Ar įmanoma juos kažkaip pritvirtinti, ar yra... Sunkiais dalykais jau ten toks yra įmanoma, nes kaip pagalvoji, tie visi tos šandalierai visi, jie tenais po 60 kg sveria, tai tada lūpose dedi tokį specialų sutvirtinimą, kad atlaikytų ir kabinė. Tai čia, bet čia jau toks sudėtingesnis dalykas, nes jau ten turi metalo detalių tada, kad išlaikytų. Tai nemanau, kad čia kažkas gali pats savo pasidaryti, galbūt toks jau jeigu savo pačiam, tai turėtų būti, tarkim, maži karoliukai, bet jeigu jūs ten 3 tas lempas, tarkim, virš salos pasikabinat tokią su ten spalvotais karoliukais kažkiek tais, tai vėl gerai atrodo, kad nereikia vieno didelio, labai užtenka kelių mažesnių, jeigu taip kalbant apie keramiką. Daugiau tai vis, metalas, oda, labai skirtingų medžiagų dabar yra, kurios yra įvedamas, bet būtinai jas reikia su kažkuom kitu derinti, nes kitaip jos nepasidarysi vien tik odos arba vien tik tais. Tai dėl to reikia konsultacijos pas Liną, kad įsivertint savo ne tik finansinį pajėgumą, bet ir idėjai. Tai aha. Ir kaip ir viskas turim tikrai žingsat, matai. Turiu klausti, koks yra pats optimaliausias keramikos panaudojimas tavo arba pačios sugalvotas arba tavo matytas interjere. O Dieve, kaip aš bijau. Dabar gali džinėjimo. Kad laimėtų. Aš labai ilgai galvojau ir net nežinau, ar galiu labai atsakyti. Man galbūt patinka tą meno keramikos naudot, kas labai retai pasitaiko, kad klientai prieitų iki tokio lygio, kad tu gauni panaudoti jau parinkti ant kažkokią, tarkim, skulptūrą ir panašiai. Tokius dalykus, kaip ten pjedestalą, kad turi sugalvot. Galbūt dabar tas toksai dažniausias, kas pasitaiko ir ko anksčiau nelabai būdavo, nes meistrai aplamai bijo didelio formato plytelių naudot, tai yra baldų gamyba, tai dideli praustuvai, stalviršiai, kad gaunasi šiek tiek pigiau negu akmuo. Ir daugiau, pavyzdžiui, dizaino galimybių yra, nes nebūtinai turi tą plytelę kaip akmuo atrodyti, ją galim supjaustyti ir jinai gali būti iš vis ten žiauriai marga ir panašiai. Tai toksai galbūt dalykas, kad darom baldus iš tos didelės plytelės. Ir toksai standartas ant barai plyteliam
apeinami. Tai tada gauni tas plyteles panaudoti šiek tiek įspūdingesnės dažniausiai, nes reikia to tokio wow efekto, jeigu tu ten barą, restoraną įrenginėjai, kad tas jau tu gražus, su tekstūriniu, su apšvietimu ir panašiai. Tai vat. Aš turiu klausimą. Taip. Koks tas lietuvio požiūris, vartotojo lietuvio požiūris į keramiką? Kaip jisai ją vertina ir kaip jisai... Kad lengvai valytusis, kad lengva priežiūra būtų, kad burokėliai neįsigertų. Taip ne. Kad kalkių nesimatytų. Labai ūkiškai, iš tikrųjų, žmonės žiūri tai. Tikrai labai ūkiškai. Bet ar vertina? Jo. Nu, neturi kur dėtis, mes kažkaip išsikalbam, kad, svarbu ir kad gražiai būtų. Tai tada jau pradedam, aš juos privedu prie to, kad kriauklė, tarkim, ne tik kriauklė, nes dažniausiai davais prieina prie tų kriauklių, kad pažiūrėjau, kaip mes norim, ar mes norim, kad ten mums jaustusis kaip švelnios tos linijos, ar mums reikia kampų stačiakampių. Stačiakampiukai, tarp kitko, labai nepraktiškai yra taip pasakyti. Jo, man tarp kitko dėl to neleido, nors aš buvau nusižiūrėjęs, kad kampe gražią kriauklę. Nes kampuose kaupsis visi dalykai ir neišsivalysit. Tai čia labai gen kvadratinių nejunkit. Nebent labai nori tada jau, nes neklausykit manęs. Bet jo, žmonėm iš praktiškumo jie. Dar mes kol kas ne visi ateiname malinę virtuvę, ne visi išgirstam, kad yra daugiau tų dalykų. Bet ir turiu vienus klientus, kur sakė, dabar su jais dirbu, labai myliu, bučiu linkėjimai. Jie, pavyzdžiui, pasakė, mes nenorim nei balto, nei juodo klozeto ir kriauklės. Ką nori tą daryk, mums netinka tokie, mes norim su spalva, kad būtų. Tai dar nežinom, nei kokio stiliaus bus namai, nei niekas, bet jiem buvo vienas iš prioritetų, kad ne. Tai tas irgi yra visai smagu ir toksai iššūkis, nes tas juodas visai tiktų tam. Bet ir šiaip aš, pavyzdžiui, baltą keramiką mėgstu. Aš mėgstu klasiką, jeigu jinai gražiai yra pateikta, o ne tas toksai paprastas labai. Net negaliu sakyti paprastas. Tiesiog yra tas toks pigus variantas ir yra, kur šiek tiek daugiau meilės įdėta. Matosi ir jaučiasi iš to objekto paties. Tai taip, tie patys ir klozetai yra labai gražių, kur tu pamatai. Jo. Bet čia dizainerio lyga. Čia kaip ir man būna, žinai, su indais, eini į restoraną, kažkur praeini, kas reikėtų, visus pakeli pačpiliai. Lina eina, kiekvienų namus žiūri ten, kad ne, namų. Žuos apie namų aš kažkaip atsipalaiduoju, aš jeigu ateinu pas draugus į svečius būna, bet tas pasiteisinimas, kur žinok, mes čia dar nebaigiam įsirenginėm, mūsų neteis, labai mes čia, žinok, remontą darysim, mes čia kaip nusipirkom, taip ir yra. Tai aš nes aš stengiuosi nedirbti, kai jau išeinu į svečius, bet jeigu kažkur nuvažiuoju kokią ten parodą, restoraną, viešbutį, tai tai tada iš karto žiūri, kokie ten plintusai ir gerai suima, kai senos spalvos. Mokys ir iš gerų, iš blogų dalykų, iš tikrųjų. Tai vat. Labai ačiū, Linai. Karam klausimą. Klausyk, gal tau reikia konsultacijos, gal nori laimėti? Tai turim 2 konsultacijas ir dabar vėl prašysiu Živilės pagalbos. Ten vas skaičius užgyta. Jau, greitai. Iki kito, duot laiko. Gerai. Bet aš bet kuriuo atveju labai noriu atsidėkoti Linai, nes Linos dėka ir sprendžia labai daug galvos skausmo. Nes iš tikrųjų, žinokit, nuoširdžiai rekomendacija bent pusvalandukui pas Liną patek, nes jinai labai, žinot, kaip būna interjero dizaineriai dažniausiai ima pinigus ir ieško tokio gražiausio bent to rezultato, bet jie retu atveju pagalvoja apie funkcionalumą ir kaip tas žmogus jausis naudodamas tą daiktą arba būdamas tuose namuose. Tai Lina grinai apie tą funkcionalumą, buitį, apie galvojimą apie tą žmogų, kuo jis užsiima, kuo jis gyvena, kas jam patinka. Tai tikrai labai daug problemų sprendė ir jungtukų spalvą reikėjo rinktis, galvoju, šokoladinė sako tamsiai, tada žiūriu, bet kaip gerai su grindim dera. Tada ta kriauklė, sako, geriau, kad keturkampas neimt, nes prastai valysis. Tokie, atrodo, maži dalykai, bet jie labai praktiški ir labai pasiteisino, tai labai esu tau dėkinga. Ir tau dovanoju kuponą, kad ne tik pati ateitum, bet ir su šeimos nariais arba su labai gerom draugėm, kaip mes iš klubo. Palikit ir pas mane sugrįšiu. Ačiū.